Yra 6:30. Visi dar miega. Tiktais ne mes. Rytas lietingas. Tikėkime, gal išsipagadys. Vėl kavytė mašinai, nes rozetė netilpo. Kištukas netilpa į šitą rozetę, nu nieko pasidarysim. Gaunu velnių nuo vyro. Va, kokia esu baisa pabaisa. Negauni velnių, tai kaip tik Baisa pabaisa ieško drambliuko. Mano žmona nori būti kiekvieną dieną tokia perfliu. Aišku, noriu. Abu crazy, va tokia. Va tokia susivėlusi, va tokia ragana. Kištukas netinka. Jo, mes esam vanų turistai. Nuo žodžio vanas. Turim feną, turim viską, dabar turim rozetės. Ir po rozečių, kas iš to turi rozetę, kad netelpa. Va taip, turi atitikti šakutė su skylute. Ne kaip ten. Kirviskota Ai, turėti. kirviskota. O ir netitiko kirviskota. Vėl kavytės, kažką įsidaryti. Lietus svarbiausia nustojo lyti. Važiuosim toliau. Interlakenas. Kas per rozetę? Gali kišti kiek nori. C raidė. O ką darai? Dar neužvirė? Ne. Truputį informacijos norintiems apsistoti. Brinco ežeras yra labai didelis. Ir va visur aplinkui kempingų, kempingiukų. Aišku, ir per programėlę galima. Tačiau ir galima važiuojant, matai, kad yra stovyklavietė ir tiesiog nusuki, nes, pavyzdžiui, kur mes va dabar apsistojom, net nėra žemėlapį pažymėta kaip stovyklavietė. Pilna kemperių, žmonės važiuoja ir stoja permiegoti. Didelis ežeriukas ir labai gilus. 260 metrų gylio. Informacija, kai kiti klausė, kaip internetą, tai yra tokia programėlė, yra Airalo. Nusiperki per šitą programėlę SIM kortelę, bet dėja ne visi telefonai ją gali priimti, nes su lietuviškais Tele2, pavyzdžiui, tai tik įvažiavom iškart mygom. Jūsų limitas baigėsi, prašome padidinti limitą. Tai staigiai per Airalo nusiperki 5 gigabaitai 14 eurų. Šiaip nemontuojant į YouTube labai jų ilgai užtenka, pavyzdžiui, ten navigacijai ar kokiems bookingams pasižiūrėti. O jeigu YouTube montuoja, tai biški daugiau išnaudoja. Tai Dariaus telefonas biški yra senesnio modelio, tai eSIM kortelės nepriima. Tai mes tiesiog dalinamės per mobilią saitvietę tarpusavyje. Tai visiškai geras dalykiukas. Piecas. Širdelė dreba. Palaikėm šaldytuvą įjungti, akumas įsikrovė. Va, pagalba atvyko. Tikėkime, viskas bus gerai. Mums viskas bus tvarkoj. Tik susitikim. Ėjom stresiuką kaip priklauso, bet nieko, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Ačiū šeimininkui. Tai ir siūlėm ir pinigėlės, ir neėmė pinigėlę, šaunuolis vyrukas. Gera mano anglų kalba yra, nuėjau pas šeimininką, sakau, Guten Morgen, sakau, I have a little problem with my car. Tas klausė, kas atsitiko, žinai, sakau, battery low, žinai, don't start engine, žinai. Okay, sako, keine problem, un moment, tuo atvažiavo iškart, krokodilus pasijungiam, čimbring dirba.
Aš nežinau, aš tai jau būčiau pasimetusi, aš nemoku taip angliškai. I'm little speak English. Žemai debesiukai plaukia. Plaukia debesys. Ranka pasiekčiau. Debesėlį, kur pabaigsime. Oi, veda debesėlis. Į Interlakeną. Žemyn į kelią. Interlakenas. Biški apsipirkti kažko skanaus. Oi, bulačkų šviežių. Bet tokių reikia pasimti. Pasimsim salatyčių. Agurkano reikia pasimti. Pomidorano. Oi, kaip čia daug. Dar jau čipsanų nori. Čipsanų nori. Paskiau. Aleliaus. Kokios kainikės. Red Bullis. Dar vafliukų noriu pasiimti. Aš suprantu, prasirdo jėdėms. Alkanių ir alkanių. Dabar parduotuvėje. Čin 50 eurų. O tau iš Šveicarija. Cigarečių pakelis 9 eurai. Lėksi tėvai nerūkęs. Piciukas va toks va gabaliukas 3,60. Nu, valgyt tai reikia. Jiemas taip atrodo 50 eurų išleidom. Oi, išpjaudus. Bet tai nuėjus į bariuką, nei pucinį dai, ir būtų tikrai 50 išleistume. Išėjom biškį į miestą pasivaikščioti. Po Interlakeną. Išnešėm savo sodinės į miestą. Biškį reikia žingsnių prisirinkti. Pagaliau priėjome Arės upė. O jau pievos gražulėlės, o jau pievos Einam. O ką mums nenueiti? Bet ko nenueiti? Jau ir nevedė. Ai, vedė ir jau 20 metų kaip vedė. Tai faini žmonės įsikūrė, čia gyven žmonės. Įdomu, Abrungiai Kaštų. Ji buvo pažymėtas, kaip pažiūrėti. Koksai tiltytis. Tau įdomu? Įdomu. Gerai, einam. O, kokie. Tai koks smaragdinis vanduo. Nu va, įvažiuojam į slėnį. Taubač krioklys. Taubač. Nulipam.
Vertaliotikas matėm krovinį. Nuveža. Dabar be krovinio. Ten va gyvenvietė kalnuose. Be. Tuneliukas. Typu. Jau dabar lyja nuo krioklio. O kokiais reikia praeiti iki krioklio. Vat galvojom pasiimti striukės. Молодец. Eilės. Žmonės ir su lasdyklėm, ir su mažais vaikiukais, ir nebijo. O mūsų tik lietuvių mentalitetas. Eina ir viskas. Sulaukėme eilės. Į patį kamputį įėjom į kriokliuką. Nelaukia dar. Grožis iš viršaus. Nelengva trasytė, bet buvo verta. Kur nori parodyti krioklį. Kaip aukštai lipom. Tau jau praeitą kartą sakiau, negerk vandenėlio, į varlytę pavirs. Čia kažkoks senovinis Jolanta raštas. atsigėrė va, iš tenais, kur atbėga. Bet tai kokie medžiai, pusau. Va, kur yra žmogiukai. Oi, nebematau šitie žmonės. Matė, ta vieta buvo mes. Visiškai neaukštai. Kempingiukas, pingiukas. Marija Madzytis krioklykas. Lietuvių sutikom. Usilambija Pictures dėkoja jums ir... Už peržiūras. Ir siunčiame linkėjimus iš Lautenbrunino, kur va ten va tas krioklys yra. Nepamirškite padėti like ir pakomentuoti. Ar patiko, ar nepatiko. Jeigu nepatiko, tai taip. Bučkis, Jeigu patiko, taip. Vykome Trumelbač. Keturicikė laukia. Simliftu, taupom kojas. Nuo 1 iki 7 galima užsikelt. Toen we een waterval zou gaan bezoeken. Je bent verrast, hè? Ja, leuk hè? Nemažai sutaupė kojyčių mūsų. Eik, tu sau kokia jėga.
gale išsenkanti ir stebinanti, nepaliaujanti stebinti. Į Kalnę tunelį, į Sauselėnę Savaro per tunelius ir jokios. Ir dar kokius. Ko nepadarysi dėl to grožio. Sakėm, tas kraštas šit suskaičiuoja 64 krioklius. Ate Lautenbrunene, lekame į viešbutaną, į Senfliuch. Žiūrėsim, kelelis topinis. Pakilimas rodo, sukilimas. Kilometras 33 metrai. Smagumėlis. Lautenbrunenas toksai nedidelis miesteliukas, bet kurortinis. Kur tu nebus kurortinis, kai tokie grožiai. Forumuose įrašė labai siauri keliukai. Neina apsilenkti, tikėkimės neatvažiuos. Pakarodų žemėlapis. Raizgalinė. Ir va tas tuneliukas, kur sakė, kilometras 200 metrų. Ir dar žiedas tuneliuke. Mano vyras įsitempęs. You shouldn't be with someone like me. Sometimes I think they're right, honey. Sorry for the tears in your eyes. Hey, love, give me just one more. Kafu dar čia koksai laukia. Looking for answers at the bottom of my glass. You found me lost in the night, looking for trouble and fights, but you found me. Now I'm a screw up the baby. Liuk, dvajų medelis. Ku pasakysi, kaip atvažiavai? Kokias emocijas? Mes šiaip netaip atvažiavome, kur dabar praleisime 3 dienas prie savo viešbučio. Čia mūsų viešbutis, o šį čia yra keltuvas prie viešbučio. Kilt tenais toliau į kalnus. Kelnytės, tai sakyčiau, tikrai pilnos. Matyti, kur mūsų kambariukas. Tai kokie permentai. Jinai yra. Svajonę turiu. Svarbiausia tikėti svajonėm. Ir jos pildosi. Jeigu nesipildo tada, kada jūs užsinorit, išsipildo tada, kada reikia. Ir mūsų svajonė išsipildė po 3 metų. Tai vat esame kalnuose. Ir parodom. Esame kalnuose, nuostabiame miestelėje. Kokia dabar miestelė, tai ne miestelis, ten kelios trobikės.
kalno viršūnė. Dar ne visai kalno viršūnė, bet yra keltuvėlis ir keltuvėlis prie viešbučio. Ir mes pavalgom ir tuoj varom į trasą. Zabražė jums dabar valgom. Kaip visada išalkę. Ir laukia oras bjūra, nežinau kaip čia bus su pasivaiščiojimais. Useliokas mano. Uselambija Pictures. Kaip skaniai salatytas. Sakom, vakarienė, restoranas. Ja. Steak, čia fish. No, bonšpak. Yeah. 5 dienas jau, galim sakyti, jau praleidom. Tai pasiskaičiavom, mes visai normaliai dar važiuojam. Su visais kurais, su vinjetės, draudimas. Vienu žodžiu, kur yra viešbučiai, jo, tai 800 ir plus šitas viešbutukas, tai viešbutukas 340. Dvi naktis, jo. Su pusryčiais, jo. Tai, nes taip iš tikrųjų į restoranus nepasivaikščiusi ir kainytės. Lambija Pictures nebūtų pasirūpinę savo maisteliais, tai gerk cukrų, jeigu nori. Podeliai padėti, podeliai prašom, stiklinės prašom. Ir cukrus. O kur arbata? Rodiklės kas kur kaip. Nėra jisai jau toks mažulytis, yra keli namai. Mes su Skėčiu kalnuose. O kas mums neleidžia Skėčio pasiimti? Turistai gali ne tik su lazdom būti, bet ir su Skėčiu. Žiūrėk, čia gali nusipirkti, padedi pinigėlius ir nusipirki, kai gerulis. Neparašyta kaina. Gal parašyta? Parašyta ant sūrio, pasižiūrėk. Čia vietinės, reikės nusipirkti, dabar be piniginės išėjom. Tu kaip faini, blemba, kaip faini. Va, kaip faini, aš tiesiog... Spaudi raumenį. Spaudiu raumenį. Aš tave suvalgysiu. Šūkaunai. Aš rėksiu iš to džiaugsmo. Galima rėkti? Ne. Jis neleidžia rėkti, kad aš laiminga. Žiūrėkit, trobelę virš. Žiūri trobelę, kur trobelė. Čia gal bičių namelis ar vištidė kokia. Tas kelias nusileidimas su mašina. Nežinau, bandysi. Ne, gal dabar. Nebandysi. Ne, vandens gal nori atsigerti. Reikia pamėginti. Visur, kur tik randu, pamėginu. O tu įsitikinus, kad čia iš kalnų, o ne iš Fantastinio. O gal čia iš fermos kokios? Dieviškai šaltas. Nepanašu į karvytės įsalą. Ne, nepanašu. Čia karvaitės jūs darot. Ir jums nešlapia. Zilin. Žiūri. Labas, gražuolės. Ateikit čia. Neturim donytės, nepasiėmėm. Ateik čia. Nu, ateikit. Šikti turim savo žuolę. Irgi iš kalnų išteka krioklytis. Mazytis. Nieko nesimato. Lyniukas tai aukštai kyla. Reiks išmėginti rytoj. Dešrikės pardavinėja. Nesimato. Dar kažką. Gal rašo kainą. Nežinau. Va, krasytės kokios. Visai yra nedaug laiko. 35 minutės, 15, 25, 40. Nu, aišku, susidaro visą čia 15 minučių. Keltuvas kaip veikia. Čia tipo tokių metų jisai įkurtas. Eik tu savo. Tas 15 minučių. Šiaip iš principai dabar galima, bet... Ne. A tu nori? Rytoj. Oi, koks tu didelis. Nori? Ne. Rytoj. Kaduselis.
Neuselis. Mėlėjai, paskutinis vidiukas šios dienos. Viskas einam ilsėtis. Ką toliau darysim, jums nebūtina žinot? Ai, nu tai čia dabar pasakos visiems. Nu. Viskas labanak, ankstyvas labanak šiandieną. Mua. Linkėjimai iš Isenfluch. Go stay